Sveiki, esame programos Inkscape svetainėje, kurią pasiekti galime surinkę adresų juostoje inkscape.org. Šioje svetainėje mus domina du dalykai, tai būtent atsisiuntimas pačios programos instaliacinio failo, kad galėtumėte ją instaliuoti savo kompiuteryje ir naudotis tą programą, ir taip pat mokymui skirtas skiltis, tai būtent čia, kur rasite ne tik rašytinę medžiagą, bet rasite ir vaizdo įrašus. Tai pirmiausia, pakalbėkime apie atsisiuntimą. Spaudžia Download ir čia randate patį pirmą meniu punktą, Current Stable Versions. Pasirinkus jį yra pasiūlymas atsisiųsti Windows operaciniai sistemai skirtą instaliacinį failą. Tai spustelėkite tiesiog ant šito linko ir jums pasiūlys įsisaugoti programos instaliacinį failą savo kompiuteryje. Paspauskite įrašyti, aš šiuo kartu nedarau, nes jau turiu programą atsisiuntęs, ir įrašius programą bus atsiųsta į jūsų kompiuterį, na, o paskui beliks tik tais ją įvykdyti ir vadovautis nurodymais bei instaliuoti programą savo kompiuteryje. Tokiu būdu turėsite Inkscape programą savo kompiuteryje. Na, o kai jau turėsite programą, jeigu iškils kažkokių tai problemų dirbant su ta programa, visada galite sugrįžti vėlgi į tą pačią Inkscape.org svetainę, kur rasite mokymui skirtą skiltį, ir čia, kaip ir minėjau, rasite ne tik rašytinius tutorialus, bet ir vaizdo įrašus, kuriuose bus galima irgi pasimokyti, kaip dirbti su Inkscape programa. Na, o rašytiniuose tiesiog paspaudžiate ir medžiaga pateikiama anglų kalba, bet manau, kad bus galima suprasti, jeigu kam nors yra problemų su anglų kalba, bet suprasti vis tiek yra įmanoma, nes mygtukai skirti ir figūros parodytos, viskas smulkiai aprašyta paprastai, tai čia visada galime tikrai pasimokyti ir bus puikus pagalbininkas dirbant su programa. Tai tiek šiam kartui ir susitiksime dirbant jau su Inkscape programa.